Žmogiškųjų išteklių vaidmuo labai pasikeitė. HR specialistai nebeapsiriboja vien administracinėmis užduotimis, jie vis dažniau susiduria su technologijų valdomo pasaulio sudėtingumu. Ši evoliucija reikalauja gilesnio techninių koncepcijų supratimo. Nuo duomenų saugumo protokolų iki programinės įrangos kūrimo metodikų, HR specialistai turi turėti tam tikrą techninį išprusimą. Šis naujas kontekstas pateikia unikalių iššūkių, ypač kalbant apie techninių pozicijų kandidatų interviu ir vertinimą. Specializuotų sričių, tokių kaip kibernetinis saugumas, duomenų mokslas ir debesų kompiuterija, atsiradimas išplėtė šiandienos darbo rinkoje reikalingos techninės patirties apimti. Dėl šios tendencijos, HR specialistai turi turėti bent jau elementarų supratimą apie šias sritis, kad galėtų efektyviai įvertinti kandidatus. Tačiau pusiausvyros tarp techninių įgūdžių ir pagrindinių HR kompetencijų palaikymas gali būti didelė kliūtis. Per daug techniniai klausimai gali atbaidyti kandidatus ir trukdyti įvertinti jų tikrąjį potencialą. Ir atvirkščiai, techninių žinių stoka gali lemti klaidingus įdarbinimo sprendimus. Ši subtili pusiausvyra pabrėžia HR specialistų poreikį sukurti niuansuotą požiūrį į techninius klausimus įdarbinimo proceso metu. Sutelkiant dėmesį į aiškų bendravimą, tinkamą kontekstą ir tinkamą sudėtingumo lygį, HR specialistai gali užtikrinti, kad jie efektyviai įvertina tikruosius kandidatų gebėjimus. Nors techninių koncepcijų supratimas yra svarbus, kandidatų bombardavimas per daug specializuotą terminologiją gali būti neproduktyvus. Įsivaizduokite HR specialistą, klausinėjantį potencialų rinkodaros vadovą apie saugaus duomenų perdavimo protokolų subtilybės ar šifravimo algoritmų niuansus. Mažai tikėtina, kad tokie klausimai suteiks prasmingos informacijos apie kandidato rinkodaros įgūdžius. Užuot demonstravę techninius sugebėjimus, šie klausimai dažnai gąsdina ir glumina kandidatus. Tai gali sukelti klaidingą jų įgūdžių ir patirties vaizdą. Pavyzdžiui, programinės įrangos kūrėjas gali būti kodavimo kalbų ekspertas, tačiau jam sunku paaiškinti centrinių pirkimų įstaigų reglamentų subtilybės. Tai nesumenkina jų pagrindinių kompetencijų, o tik pabrėžia patirties neatitikimą. Interviu proceso tikslas – įvertinti kandidato tinkamumą konkrečiam vaidmeniui. Kai HR specialistai per daug gilinasi į techninės smulkmenas, jie rizikuoja pamiršti šį tikslą. Per didelis dėmesys techniniai terminologijai gali sukelti nereikalingą stresą kandidatams, trukdydamas jiems parodyti savo tikrąjį potencialą. Techninių klausimų srityje kontekstas yra viskas. Užuot bombardavę kandidatus abstrakčiomis savokomis, HR specialistai turėtų stengtis suformuluoti savo klausimus realių situacijų kontekste. Pavyzdžiui, užuot klausę potencialaus duomenų analitiko apie teorinį skaitmeninio valdymo įstatymo apibrėžimą, apsvarstykite galimybę pateikti hipotetinę situaciją. Apibūdinkite situaciją, kai įmonei reikia laikytis naujų duomenų privatumo taisyklių. Tada paklauskite kandidato, kaip jis spręstų duomenų tvarkymo ir analizės klausimus, atsižvelgdamas į šiuos apribojimus. Toks požiūris leidžia kandidatams praktiškai parodyti savo supratimą apie šiuos principus. Tai taip pat suteikia vertingos informacijos apie jų problemų sprendimo įgūdžius ir gebėjimą pritaikyti teorinės žinias realioms problemoms spręsti. Suteikdami aiškų kontekstą ir tikslą už techninių klausimų, HR specialistai gali paversti potencialiai bauginantį interviu bendradarbiaujančių pokalbių. Toks požiūris skatina atsipalaidavusi ir autentišką bendravimą, leidžianti kandidatams efektyviai parodyti savo įgūdžius ir patirtį. Galiausiai konteksto suteikimas leidžia tiksliau ir įžvalgiau įvertinti kandidato tinkamumą vaidmeniui. Vienas iš svarbiausių efektyvaus techninių klausimų aspektų yra užtikrinti, kad klausimai tiesiogiai atitiktų reikiamas pareigybės kompetencijas. Tam reikia, kad HR specialistai gerai suprastų pareigybės aprašymą ir konkrečius techninius įgūdžius reikalingus sėkmingam darbui toje pozicijoje. Šiuo atžvilgiu labai svarbus bendradarbiavimas su samdančiais vadovais ir techninėmis komandomis. Pavyzdžiui, prieš apklausdami kibernetinio saugumo specialistą,
HR specialistai turėtų pasikonsultuoti su kibernetinio saugumo komanda, kad nustatytų pagrindinės techninės sritis, į kurias reikia sutelkti dėmesį interviu metu. Toks bendradarbiavimas užtikrina, kad užduodami klausimai yra aktualūs, tikslingi ir efektyviai įvertina kandidato įgūdžius, reikalingus pareigoms. Tai taip pat parodo kandidatui, kad HR komanda yra suinteresuota suprasti pareigybės niuansus ir reikiamą techninę patirtį. Suderindami techninius klausimus su konkrečiomis pareigybės aprašyme nurodytomis kompetencijomis, HR specialistai gali supaprastinti interviu procesą ir užtikrinti, kad jie vertina kandidatus pagal svarbiausius veiksnius. Toks požiūris leidžia priimti labiau pagrįstus įdarbinimo sprendimus ir padidina tikimybę rasti idealų kandidatą, turinti ir techninių įgūdžių, ir kultūrinį atitikimą, kad galėtų klestėti organizacijoje.